komandos nuo 3 iki 6 patenka į bendrą kvalifikaciją, kurioje dalyvauja 12 žmonių. Ir iš tos kvalifikacijos, iš tų 12 komandų, tik tai dar 4 prasimuša į olimpiadą. Taigi sunkus ir ilgas kelias link jos. Visiems išskyrus pasaulio čempionus Jungtinių Amerikos valstijų krepšininkus. Na ir tai, kad Lietuvos rinktinė žaidė jau 4 olimpiadose iš eilės, irgi yra neįtikėtinas pasiekimas. O čia šventinė akimirka leidžia konfeti patrankos už amerikiečių nugarų. Ir netrukus turėtų būti įteiktas pagrindinis trofėjus. O jau laiko jį taip Adomas su Bilopsu. Fotografuojasi ir filmuojasi atsiminimui amerikiečiai. Ir tai yra pasaulio krepšinio čempionato pabaiga. Kažkaip Turkijos aistruoliai labai pyksta ant savo politikų. Ir ant premjero, ir ant prezidento, ir ant sporto ministro, ir visi, kurie čia politikai buvo, visi jie buvo nušvilpti. Na, o ką? TV3 televizija. Viasat Sport Baltic kanalas taip pat artėja prie transliacijos pabaigos. Pažiūrime dar himną ir po to We Are The Champions. Gražiai atrodo Lietuvos trispalvė, ar ne? Šalia Amerikos ir Turkijos vėliavų. Ir dar turėtų būti We Are The Champions. Amerikiečiai pagalvojo, kad ceremonija jau baigėsi, dar ne. Jis dabar, tai yra Bobas Elfinsonas, FIBA prezidentas, turi paskelbti žaidynės uždarytomis. Ir ko gero perduoti estafetę Ispanijai, dėl to, kad kitas pasaulio krepšinio čempionatas vyks būtent Ispanijoje. Tai tiek, atrodo, ir liko formalumų čia. O aš... Dėkoju Turkijai už tai, kad šita šalis buvo puikiai čempionato šeimininkė. Ačiū Turkija tau už tai. Sveikinimai visoms komandoms, aistruoliams, federacijoms, organizaciniam komitetui. Puikus darbas. Visi jūs atlikote puikų darbą. Vakas atliko puikų darbą. Rėmėjams taip pat.
Ir mes irgi taip pat galime padėkoti savo rėmėjams, tiems, kurie nepabūgo surinkti tos Lietuvai didelės sumos krepšinio federacijai, kuri ryžosi visiems šitiems žygiams ir visiems tiems, kurių dėka šitas stebuklas pasidarė įmanomas. Juk nedaug truko, kad būtumėm net nedalyvavę šiame pasaulio čempionate. FIBA congratulates the Turkish Basketball Federation, its president, Sergey Demirel, for the excellent job. Dabar padėka Turkijos organizaciniam komitetui ir Turkijos federacijos prezidentui už puikiai atliktą darbą. Na, kaip ir minėjau, buvo čia kalbu apie tai, kad darbas ne visiems patiko ir ne visiems buvo toks idealiai atliktas, bet tai jau po to. Taip, sveikinimai amerikiečiams, kurie yra pasaulio čempionai ir pirmoji komanda, kuri patenka į Londono olimpinės žaidynės. Pirmoji. President Demirel of the Turkish Basketball Federation to hand over the FIBA flag. 16 pasaulio pirmenybės baigėsi ir vėliava iš Turkijos atstovų rankų keliauja į Ispanijos vyriausybės atstovo rankas. Dėl to, kad kitas pasaulio čempionatas 2014 metais vyks Ispanijoje. Ir atrodo, kad tai jau yra viskas. Aš dėkoju visiems, kurie sirgote, kurie buvote šitoje krepšinio šventėje, kurie palaikėte mūsų komandą, kurie žiūrėjote mūsų transliacijas. Ir atsisveikinu ko gero neilgam, dėl to, kad mes visi rytoj vakare, 9 valandą vakare, turime gerą progą susirinkti kartu. Nedažnai tai būna, kai Lietuva yra vienoda, kai yra vieninga ir kai kartu gali švęsti, nes visiems tai yra svarbu. Visiems tai yra didelė pergalė. Tai yra ir bus rytoj. Todėl ilgam ir neatsisveikinu. Pasaulio čempionatas artėja prie pabaigos. O aš sakau, iki pasimatymo rytoj. Pasitikite mūsų vyrus grįžtančius iš Turkijos į Lietuvą. Čia ispaniški motyvai. Ir pasigrožėkite jais bei paskutinėmis akimirkomis čia, Stambulo krepšinio arenoje, atnešusioje mums bronzą pasaulio krepšinio čempionate. Viso geriausio.